Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneriai, sveikinimai su pergalė. Dovydas Lastauskas sakė po rungtynių, kad čia kitaip be dramų negalit. Šiandien drama pasisuko į jūsų pusę. Kaip rungtynės? Visų pirma, noriu pasveikinti komandą su pergalė. Labai svarbi ir tokia gan, kaip pasakyti, nežinau, pelnyta, nepelnyta, bet galbūt po tų 3 dienų, kur žaidėm, tai matėsi, kad gale jau trūksta truputį jėgų, bet pirmas kėlinys buvo tikrai neblogas, kokybiškas ir turėjom situacijų, aišku, padarėm vieną klaidą, bet taip norim žaisti ir tų klaidų neišvengsi, bet sugrįžom į rungtynės ir antram kėliny, manau, toks truputį buvo galbūt apylygus kėlinys, nes, kaip jau minėjau, matėsi, kad žaidėjams trūksta tokio šviežumo, bet vėl du priverstiniai keitimai, taip kad bet viskas gerai, kas gerai baigėsi ir gale pridėtinio laiko pelnėm įvartį Styvas nuo 83 minutės 80 metrų sprintą, taip kad atsipirko. Ignas Plūkas padarė klaidą, žinom jo lygį, klasę, ko gero čia yra ta viena klaida, kur kažkada turi kažkas nutikti, nebūna, kad žaidėjai neklystų. Gal Ignas ir jau kokią vakarienę turi prižadėjęs komandos draugams, jog jie galiausiai padarė darbą ir tą klaidą, galima sakyti, taip į šoną padėjo. Taip lengvai neįsisuks, bet, kaip pasakyti, gynėjų arba vartininko klaidos jos labai matomos ir gali daug kainuoti, bet kaip jau minėjau, tai visi darom klaidas. Bet skaunu norim taip žaisti su kamuoliu, bandyti, kartais gaunasi, kartais ne, bet skaunu komanda sureagavo super ir greitą rezultatą išlygino. Trečias rungtynės buvo pailiui, kuomet startavot su identiška startinė vienuolikė, aišku, kažkiek atsižvelgiant ir negalinčius žaisti žaidėjus, bet ar jau jautėt, kad atradot maždaug tą vienuoliktuką su tais, kas negali padėti šiuo metu komandai? Ne, tikrai ne, nes, sakau, jau vakar turėjom tikrai nemažai žaidėjų, kur galėjom 10 prieš 10 pasitreniruoti. Daug svarstymų buvo, kas liečia šitas rungtynės, kokią sudėtį leis, bet praktiškai paskutiniam minutėm pasirinkom tą, kuri išėjo šiandien, taip kad viskas tvarkoja, bet ir žaidėjai, kurie tikrai įnešė šviežumo ir papasakė pelnė pergalę. Styvas Lostonas kartais galbūt ir nuvertintai nueina antrą planą, kai galbūt įmuša pergalingus įvarčius kiti komandos draugai puolėjai, o jo darbas kiek mažiau apkalbamas. Šiandien jis įvartį pelnė, bet bendrai paėmus kokį didžiulį darbą nudirbo ne tik šiandien, bet ir apskritai kitose rungtynėse ir kamšo spragas, kai tenka galbūt ir atsitraukti labiau ir į priekį. Šiandien ir minėjo tą spurtą ir įvartį pelnė, kiek svarbus top žaidėjas ir jūsų komandai. Juolab pasižymi pakankamai tuo, kad yra netraumingas žaidėjas ir dažniausiai gali žaisti. Viskas tvarkoja su Styvu, tik tais čia daug išvardinot, ką jis daro, bet tai toks vidurio saugų darbas. Jis gan sunkus, kartais ir, kaip pasakyti, ir nedėkingas, ir nelabai matomas, kur reikia ir pradėti ataką, ir ardyti atakas, taip kad daug kalbam, daug diskutuojam, taip kad džiaugiuosi už jį. Treneri, tenka nuryti dar vieną karčią piliulę, pamokos aišku, šiuo metu tai skaudžios pamokos, ko gero norėjot ir tikėjotės daugiau iš tų rungtynių, juolab kai gavot greitą dovanėlę rungtynių pradžioje, kaip įspūdis iš dvikovos? Norėjosi daugiau, visą laiką, manau, į bet kurias rungtynės, kai vyksta, norisi tik pergalės, neišimtis ir šiandieną, bet matome, jau antras rungtynės iš eilės jaučiuosi kaip loterijoje, bet kadangi man niekados loterijai nesisekdavo, tai žiūriu, kad ir čia tas pats, tai labai gaila, labai apmaudu, bet neturime kito kelio, turim kelti galvos į viršų, eiti į priekį, taisyti klaidas ir žiūrėti kitas rungtynės.
buvo rungtynės, kada laimėjot su Riteriais, bet tada sakėt, kad nebuvot patenkintas komandos žaidėjų žaidimu, po to buvo su Banga rungtynės, kur jau visai atrodo viskas neblogai. Kaip šiandien paliko įspūdį, kaip jūs auklėtiniai išpildė tai, ko norėjot, esat nekartą jau minėjęs, kad norit, kad muštų kamuolius ne bet kur, kad būtų kombinacinis žaidimas, kaip pavyko auklėtiniams šiandien įgyvendinti jūsų sumanymus. Pirmajame kėlinyje, ypač pradžioje tikrai prastokai, nežinau, kas atsitiko vaikinams, nevykdėme susitarimų, sunkiai sekdavosi išeiti į atakas, net palaikyti kamuolį, taip pat nesisekė nei papresinguoti varžovus, tai sakau, šiek tiek buvau nusivylęs, paskui po tiek mūsų pelnyto įvarčio, tiek po varžovo pelnyto įvarčio šiek tiek žaidimas apsilygino, pradėjau jau atpažinti savo komandą, bet tikrai nebuvau patenkintas pirmų kėlinių, po pirmo kėlinio pasikalbėjome su vaikinais, antrajame kėlinyje tikrai, manau, buvo vaizdas geresnis, bet tikrai žinau, kad šita komanda gali daug daugiau, jau kaip nekartą sakiau, aš jais tikiu, svarbiausia, kad jie patys savim tikėtų. Jaunas žaidėjas Nedas Garbaliauskas po praeitų rungtynių pagyrėt. Šiandien, aišku, natūralu, kad kažkada kažkur pasiseka, kažkur dar jaunam žaidėjui galbūt pritrūksta ir sėkmės. Kiek pats žaidėjas galbūt pergyvena, kad nepavyko šiandien vieną gerą, labai progą turėjo, buvo ir dar keli momentai, kad nepavyko išnaudoti tos situacijos. Aš manau, visa komanda pergyvena, nes po praeitų labai skaudžių rungtynių, dabar taip pat skaudžios rungtynės, aš galvoju, dabar esame tokioj šiokioj duobelėj. Visi, aš galvoju, pergyvena vienodai, taip pat tas pats Nedas, aš galvoju, pergyvena, bet aš normalu, tai yra futbolas, tu nori visą laiką nugalėti, o kai nutinka tokie įvykiai rungtynių gale, tai iš tikrųjų yra labai skaudu. Aišku, dar iki taurės rungtynių laukia rungtynės berot su Panevėžiu, bet ko gero įvertinus svarbą jau kažkiek žvalgotės gal ir į rungtynės taurėje su Džiugu? Ne, žiūrime į kitas rungtynės, kiekvienos sekančios rungtynės man yra asmeniškai svarbiausios, tai dabar reikės išanalizuoti šitas ir tada žiūrėti jau į sekančius varžovus, tai yra Panevėžys. Apie Džiugą galvosime po Panevėžį. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus,